pirma tikėjimo pakopa yra menkas arba, kitaip tariant, nerimstantis tikėjimas. Žmogus turintis tokį tikėjimą žino, jog Dievas gali kažką padaryti, bet nėra tikras, kad tai bus. Jis kamuojasi, nes dėmesį sutelkia ne į Dievą, bet į objektą, kliūtį ar priežastį, kodėl gali nieko neįvykti arba kodėl neįvyks. Tokį žmogų paprastai veikia jausmai, tai ką girdi, mato, praeities kalčių ar netikros kaltės jausmas. Jis stokoja Dievo pažinimo arba jo visai neturi. Taigi, menko tikėjimo žmogų įtaką daro daugybė dalykų. Jis neauga tikėjimu, nes žvilgsnį nukreipia ne ton pusėn. Jėzus drąsino žmonės, nežinojo jų bėdas ir vargus, jų nusivylimą ir menką tikėjimą. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia. Bet sakau jums, nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai? Jėzus parodė, kad žmonių žvilgsniai nukreipti neteisinga linkme. Menko tikėjimo žmogus nuolat kovoja, nerimsta ir abejoja. O šėtonas visuomet primins praeitį ir pasistengs, kad nežiūrėtumėte į Dievą. Kai žmogus stengiasi tikėti, menkas tikėjimas jokių būdų nėra nuodėmė. Veikiau tai mokymosi proceso dalis. Kai stengiamės tikėti ir pamatome Dievo darbus, pereiname į kitą tikėjimo pakopą, tai yra į didį tikėjimą. Kai mūsų tikėjimas menkas, žinome, jog Dievas gali veikti mūsų labui, bet nesame tikri ar veiks. Žmogus turintis didį tikėjimą žino, kad Dievas ir gali ir veiks jo labui. Didį tikėjimą turintis žmogus žvelgia į dangišką į tėvą, o ne iškilusią kliūtį. Jis įsitvirtinęs Dievo žodyje, mąsto apie jį ir pasitikė Dievo duotais pažadais. Žmogus turintis didį tikėjimą trokšta suprasti Dievo kelius ir pažinti jo valią. Jis viską iškenčia. Tokio žmogaus klausimai, abejonės ir nesėkmės neišmuša iš vėžių. Jis nepaliauja tikėti Dievu ir žino, kad Viešpats tesės duotą žodį. Toks žmogus moka iškęsti visas negandas ir nugalėti visas kliūtis, nes už to, kas regima, mato neregima, už žmogaus balso girdi Dievo balsą. Žmogus, kurio tikėjimas didis, geba savo dvasia jausti, ką nebyliai sako Dievas. Žiūri į atleidimą, o ne į nuodėmingą praeitį. Dėl to jis gali išgyventi sunkumus, negandas ir išmėginimus. Toks žmogus, kaip ir visi kiti, mato, girdi ir jaučia viską, kas prieštarauja tikėjimui, bet nepaisydamas pojūčių vis tiek pasitikė Dievu. Jis žino, kas yra Dievas ir koks jis, žino, ką jis pažadėjo. Dažnai susidūrę su didžiulėmis kliūtimis ir dideliais iššūkiais, būname apimti savo jausmų, to, ką matome ir girdime, ir sustoję žemiausioje menko tikėjimo pakopoje pralaimime. Esu giliai įsitikinęs, kad didesnė Dievo tautos dalis galėtų turėti ir patirti daugiau ramybės, džiaugsmo, pasitenkinimo ir laimės, geriau suprasti dangiškąjį tėvą ir žemesnės tikėjimo pakopos pakilti į aukštesnę. Užuot sviravę, menkai tikėję, abejoję, Dievo vaikai galėtų pereiti į aukštesnę tikėjimo pakopą. Žvelgdami į didžio tikėjimo žmonės, norėtume visuomet žinoti,
ką sako Dievas, tuo tikėti ir eiti pirmin. Šioje pakopoje galima apsistoti ir apsigyventi, bet tam reikia laiko, nes laikui bėgant mūsų tikėjimas auga. Turėdami didį tikėjimą, tvirtai įsikimbame į Dievą ir žvelgiame tik į jį. Kitaip tariant, visas mūsų gyvenimas sukasi tik apie jį. Norint turėti didį tikėjimą, privalu būti klusniam. Mes retkarčiais nusidedame, bet svarbiausia, kad širdis visada būtų linkusi prie Dievo ir trokštume jo. Visi turime silpnybių, esame trapūs ir patiriame nesėkmių. Tačiau svarbiausia, kad garbintume Dievo širdimi ir gyventume jam. Iškilus tikėjimo pavyzdys pateikiamas Evangelijos pagal Matą 8 skyriuje. Paskaitykime nuo 5 iki 10 eilutės. Sugrįžus į Kafarnaumą, prisertino prie Jėzaus šimtininkas maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė: einu išgydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam: eik, ir jis eina. Sakau kitam: ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui: daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos: iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Šimtininkas matė, stebėjo ir girdėjo. Sakydamas, kad pats yra pavaldus, jis liudijo Jėzų Kristų esant Dievo sūnų pavaldų tėvui. Šimtininkas suprato žodžio galią, todėl ir pasakė, kad Jėzui pakaktų pasakyti tik žodį. Į kągi buvo nukreiptas šio žmogaus žvilgsnis? Ar į paralyžiuotą tarną? Ne, jo žvilgsnis buvo nukreiptas į Kristų. Sakydamas, jog pats esas valdinys, parodė, jog tiki, kad Kristus turi ypatingą valdžią, kad jam tarus žodį vyksta įstabūs dalykai. Štai koks yra didis tikėjimas. Jei šimtininko tikėjimas būtų buvęs menkas, jis būgštaudamas, kad tarnas nemirtų, būtų prašęs, jog Jėzus skubėtų jo namus. Žmogus, turintis didį tikėjimą, suvokia žodžio galią. Šimtininkas sakė: tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Kai pasiekėme šią tikėjimo pakopą, susidūrę su sunkumais ir savo širdyje išgirdę Dievo žodį, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai susijęs su mūsų aplinkybėmis, dėkojame jam užduotą pažadą ir tikime, kad jis būtinai bus ištesėtas. Be abejo, kiekvienas labai norėtume pasiekti aukščiausią tikėjimo lygį. Deja, tai neįvyksta iš karto. Iš pradžių visų tikėjimas būna silpnas. Žmogus, turintis mažai tikėjimo, nerimsta, nuolat abejoja ir svyruoja. Į savo žvilgsnį trumpam sutelkia į Dievą, bet veikiai vėl žvelgia į aplinkybės. Toks tikėjimas būdingas ne tik tiems, kurie neseniai atsigręžė į Kristų, bet ir tiems, kurie tiki ilgą laiką, tačiau neauga tikėjimu ir jų supratimas apie Dievą nekinta. Šventieji, apie kuriuos pasakojama Dievo žodyje, nuolat žvelgdavo į Viešpatį ir mąstydavo tik apie jį. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Stengtis tikėti nėra nuodėmė, tol kol nepasiduodame ir nesutinkame trauktis atgal, netikėdami ir manydami, kad vis tiek nieko nebus, nes Dievas mūsų nepastebi ir į maldas neatsako. Kažkurio krikščioniško gyvenimo tarpsnių visi buvome menko tikėjimo pakopoje, bet ne vienas nenorėtume ten pasilikti. Visi turime kopti aukštyn. Menkas tikėjimas verčia nerimti ir stengtis pasitikėti Dievu. Jis veda antros tikėjimo pakopos link, kurią galima būtų pavadinti didžiu tikėjimu.
ši sąvoka vartojama šventajame rašte. Menko tikėjimo žmogus žino, kad Dievas gali atsakyti jo maldas, bet nėra tikras, kad jis tai padarys. Tuo tarpu žmogus, kurio tikėjimas didis, žino, kad Dievas ir gali, ir atsakys. Žmogus, kurio tikėjimas didis, pasirengęs laukti viešpaties. Jis neskuba, nes tiki, kad Dievas yra visavaldis, žino, kad jam viskas paklūsta. Didis tikėjimas tai žinojimas, kad Dievas yra ištikimas ir laikosi duoto žodžio. Kad ir kas beatsitiktų, žmogus turintis didį tikėjimą laukia ir niekada nepasiduoda, nes jo tikėjimo šaknys šventajame rašte. Toks žmogus pažįsta Dievo prigimtį ir juo pasitikė. Trečia tikėjimo pakopa vadinama tobulų tikėjimu. Kiekvieną kartą melsdamiesi tikime nevienodai, nes skiriasi aplinkybės ir maldos poreikiai, bet ir tikėjimo lygmuo būna vis kitoks. Dievas priima ir menkai tikinti žmogų ir tą, kurio tikėjimas didis arba tobulas. Pats Jėzus niekur nevartojo sąvokos tobulas tikėjimas, nors šventajame rašte ji minima ir gyvenime sutinkama. Jokūbo laiško 2 skyriaus 21 eilutėje parašyta: Argi ne darbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Darbai negelbsti žmogaus, bet tikintysis savo tikėjimą rodo darbais. Jei pasitikime Dievu, vadinasi, veikiame pagal tikėjimą. Tikėjimas ir darbai eina išvien. Patys darbai žmogaus neišteisina ir negelbsti. Laiške Efeziečiams 2 skyriaus 8-9 eilutėse apaštalas Paulius rašo: Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Nuodėmių atleidimas ir išgelbėjimas yra Dievo gerumo, jo meilės ir gailestingumo išraiška. Išgelbėdamas žmonės jis neatsižvelgia į nuopelnus ar asmenį. Kalbėdamas apie tikinčiųjų darbus, apaštalas Jokūbas pabrėžia Abraomo tikėjimą Dievu. Abraomas pasielgė būtent taip, kaip liepė Dievas. Jo darbai buvo tikėjimo išraiška. Abraomo žodžiai sutapo su darbais, kurie tikėjimą padarė tobulą ir užbaigtą. Jei susidūrę su sunkumais nepasiduodame, mūsų tikėjimas auga. Žmogus, kurio tikėjimas tobulas, girdi tai, ko paprasta ausimi negirdime, ir regi tai, ko paprasta akimi neįžiūrime. Toks žmogus kiekviename gyvenimo aspekte įžvelgia Dievo ranką. Kai mūsų tikėjimas tobulas, visuomet išliekame ramus ir pasitenkinę, nesvarbu kas bebūtų, ką be matytume, girdėtume ir jaustume. Net ir baisiausioje sumaištyje, eidami per sunkumus bei negandas, susidūrę su didžiausiamis kliūtimis, būname visiškai ramus. Žmogus turintis tobulą tikėjimą visada už viską būna dėkingas Dievui. Kai mūsų tikėjimas tobulas, žinome, kad jau viskas atlikta. Turėdami tobulą tikėjimą, sugebame matyti darbą atbaigtą net ir tuomet, kai jis dar nėra regimas. Tačiau jei mūsų tikėjimas tobulas, visuomet matome galutinį rezultatą. Žmogus turintis tobulą tikėjimą tvirtai tiki, kad dangiškasis tėvas jau atsakė jo maldas, nors to išraiška tikrovėje bus Dievo numatytų metu. Jis mūsų tvirtovė, priebėga ir išgelbėjimas visose gyvenimo aplinkybėse. Žmogus turintis didį tikėjimą pasitiki Dievo prigimtimi bei charakteriu. Nesvarbu, kas įvyktų, toks tikėjimas trunka per amžius. Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu. Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių. Neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Te patinka tau mano lūpų žodžiai ir mintis mano širdies, viešpate, mano stiprybė, mano atpirkėjau.